Visiems labas vakaras. Šiandien aš gaminsiu tinginį. Šokoladinis tinginys, sviestukas, sausainiai, kakava, riešutukai, čia kondensuotas pienas. Taip, reikės puodo. Puode tirpdinsim sviestą, dėsime kondensuotą pieną, kakavą, viską maišysime. Čia kepsime mes tuoj pat. Kepsime arašysą ir smulkinsime sausainiukus. Viskas vyksta labai greitai, tik tai spėk suktis. Tai va, pradedam. Taip, jungiam orkaitę, tiksliau kaitlentę ir šildom, kaitinam, kepinam riešutukus. Juos reikia apkepinti, kad būtų pakelti, gražus, skanus. Tak. Taip, dabar mes atsidarysime sausainius ir pradėsim smulkinti sausainius. Va. Tokiais gabaliukais pjaustysime sausainius. Čia bus ir smulkių, tai labai gerai. Daugiau nesmulkinti, per daug smulkiai nereikia daryti. Ir taip reikia vis pamaišyti. Mūsų riešutus jau pradėjo skleisti kvapą. Riešutukai apačioj pradėjo kepti. Tai va, kepinam riešutukus ir smulkiname toliau sausainius. Nu va, jau susmulkinau dalį sausainių. Įvairūs kakavos ir smulkus labai, ir didesni. Va, dėžutė buvo 800 gramų. Jo, 800 gramų sausainių. Tai aš vieną dalį palikau. Nu, manau, kad užteks tiek. Ir dabar kepam toliau mūsų riešutus. Labai skaniai kvepia. Вот, орешки уже пахнут. Обязательно надо пожарить их. Это такой уже нехороший. Вот. Reikia labai gerai sukepinti. Būtinai, nes jie duoda kvapą ir skonis būna visai kitoks. Жареные орешки надо обязательно в эту массу, именно жареные орехи. Они придают совсем другой вкус, нежели не жареные орехи. Ну вот, понемногу они у меня жарятся. И теперь я займусь маслом. Буду топить масло и конденсата пена десу. И молоко, сгущенки добавить. И потом какао. Не забыть надо. У меня какао хорошее. 90-99%. Так вот. Все, работаем дальше. Kaip kažkai tirptusi sviestas. Reikia sumažinti galingumą, kad nepradėtų degti sviestas. Ir tuoj mes į tą sviestą pilsime kondensuotą pieną. Va. Сviestas слито грыжей. Смотрите, чтобы не пригорело вам. Надо помешивать. И орешки надо помешивать. Угу. Не забываем про орешки, чтобы они не сгорели нам. Вот уже один такой некрасивый подгорел. Так, сейчас мы будем вливать сгущенку. И потом уже положим
3 ложки kakao. Aš manau, 3 šaukštai kakavos, tai jau čia užteks tikrai tokiam kiekiui. Tai va. Sviestas beveik išsilydė, galima ir išjungti. Nereikia, kad mums čia virtų. Svarbiausias procesas, kad išlydėti sviestą. Sviestas jau išsilydė. Man peršoko. O, gerai. Viskas pamaišom, išmaišom, kad nebūtų nieko, kad visas sviestas būtų išsilydęs. Aha, nu va, gerai. Dabar, kol sviestas biškelį pastovės, aš toj pabaigsiu su riešutukais. Riešutukus apkepinam gerai. Ir jie keliaus į sviestą su šitais sausainiais. Čia gal biškį per daug, bet pažiūrėsim, kaip bus. Pilame kondensuotą pieną. Visą. Ant tokio kiekio. Sviesto čia buvo 200 gramų, ne mililitrų. Taip ir dabar. Nu, ir dabar viską išmaišysime. Imti lopetėlę ir išmaišyti gerai. Taip. Aš pabaigsiu. Kondensuotą pieną aš jau išmaišiau, dabar įdėjau kakavą ir dabar viską reikia gerai išmaišyti, sujungti visus ingredientus, kad neliktų гомулюку. Надо все хорошо перемешать. Masė jau labai gerai gavosi. Labai gerai gavosi. Oi, koksai geras šokoladas. Va. Matote, kaip gražiai atrodo. Dabar mes čia dėsime riešutus ir sausainius. Ir viską gerai išmaišysime. Riešutai jau paruošti. Va. Į šitą masę mes pilame visus sausainius ir pilame riešutus. Nu, gal ne visus pilsiu, padėsiu, palaikysiu. Dabar viską reikia gerai išmaišyti. Va taip atrodo mūsų visa masė. Все хорошо перемешала. Все, чтобы они все покрылись шоколадом, шоколадной массой, уже застывает. Надо теперь все отправлять в форму. Вот. Сюда буду ложить и трамбовать. Sutrambuoti labai stipriai suspausti, kad suslėgti, kad visi būtų vienas prie kito prisiglaudę. Nu, tarpuosius toliau. Nu, dabar reikia prispausti gerai, kad neliktų tuščių tarpų. Надо это все хорошо придавить, чтобы не было пустоты, чтобы эта колбаска была однородной массой. Вот так. Ну вот, видите. И сколько осталось тут, еще положу, наверное, немного. Viskas, aš jau susukau, gavosi vieną dešrytę dar padariau tokią į pergamentinį popierių. Dabar čia reikia užtempti, užspausti, nes va, kad neprigautų kvapo. Prašiausiai uždėsiu šitą dešrytę. Viskas.
Ir dabar iki rytojaus. O rytoj prie kavos mes pasidarysim, atidarysiu ir parodysiu, kaip gavosi. Jau gavosi labai skaniai, aš ragavau truputėlį masės, taip kad gaminkite, šis vaikystės desertas tikrai nuostabus ir labai skanus ir greit gaminasi ir viskas. Gerą vakarą visiems. Labai skaniai gavosi. Mes jau jo paragavome. Vakar turėjau svečių. Ir va, taip, matosi riešutai. Ir jisai labai gerai laikosi. Labai gerai toj formoje. Kad aš jį taip įkišau. Na, sutrambuotas visas. Ir matosi. Nu, puikus desertas. Labai puikiai gavosi. Labai skaniai. Taip kad gaminkite ir džiauginkite save visada.